Okay, boys. Jump. Sveikuoliai jaunuoliai. Nu ką, lipa ir užlipa vyrai, bet dar ne iki galo. Čia dar nekylo namelis. O vat kalnuose toksai šilteriukas padarytas. Nelabai aukštos lubos. Maždaug tokios. Kad šiluma neišeitų čia. Gali pasirašyti, kad atėjai. O čia yra hačikė, nežinau. Kas matosi, lovytė, 2 aukštė 2 žmonėm. Ir jeigu labai blogai laukia, nebenori lipti žemyn, gali čia apsistot. Žiūrėkit, net įrankių kažkokį padėtų. Tai va, dabar laukia mūsų pirmūno, kuris labai gerai jautėsi prieš tai. Ir lipsim toliau. Gal nebedaug liko. Puikus orelis. Virš debesų skrendam. Ei, atsisuk, seni, filmuoju. Nerūpi jam. Ožy! Ožy! Benai, čia tave kviečiu. Nu ką, vyrukai išgyveno žygį, va iš to miestelio žygiavom. Debesėliai sklaidus, nes buvo visiškai padas užsidėjęs, o mūsų troba, į kurią žygiuojam, tai va čia va. Rimtas haikas. Gerai, kad čia negyvenam, kaip planavom gyventi šiandien. Nes būtų buvus mirtis alyvose kasdieną čia lipti, nes tuoj pasakysiu, kiek čia mes jau laiko. Kojas krūtinam 2,5 valandos, nuėjom tik 6 kilometrus, bet užlipom kilometrą į viršų. Tai... Oi, kojytės jau dreba. Nepratusios po kalnus laipiot šitiek. Įdomu, kaip Benuris jaučias, vėliau pakalbinsim. Einam į namus. Va taip, gyvena Kirilas, draugelis mano. Tokius namučius turi. Ir užsimiegots. Ir čia, nepaisant to fakto, kad reikia 1-2 lipti čia į viršų. Bet vaizdai. Tai džiuginantis. Terasėlė, viskas. Užsipylėm labai gero maistelio. Neremia, bet labai rekomenduoju kemperą. Gal kitam viduos ir parems dabar jau. Va tokius maišiukus atsinešėm, užsipylėm vandeniu, prefilizuotas maistelis, 1-2. Pavalgysim ir žygiuosim į šuolį. Dar čia vieną varysim nušokt šuliuką, nes panašu, kad slėnis pabiški matosi pro tos debesis ir galėsim nušokt čia. Dar kavos išausim. Ir bus labai gera dienelės pradžia. Galinti pabaiga. Tai va. Na ką, ačiū šitiems namams, kas priėmė. Pasišildėm pavalgyt, išgėrėm kavytės, atsikėrėm, pailsėjom. Ir judam toliau, bandysim nušokti nuo to kalno, kad nereikėtų lipti į apačią, kad nusileistumėm į tą miestelį parašiutais. Ne veltui tysiam tos 8 kilus daugiau ant nugaros. Atgal į žygį. Kokie čia gražus bėgiai buvę. Su tokiais vaizdais pro langą kažkada kažkas čia važiuodavo. Tai va, to mes nebūtumėm bei žemperiai, jeigu čia užlipę į kalną liptumėm atgal pėsčiomis. Tai praktiškai atėjom prie taško, kur bus galima nušokti. Ir nereikėjo spėdinti žemyn.
O parskrisim iki mašinos, iki miestelio. Tai sutaupysim ir kojas, ir laiką. Bus labai smagu. Nebedaug čia liko pėdint ir tada būsim vietoje. Va, kokie gražus vaizdai. Ta virvutė, už kurios prisirišim parašiutus ir lėksim, mane Benuli. Kaip tau žygis, patiko? Labai geras lasdas, iš tikrųjų Black Diamond. Čia Black Diamond, ne? Tas pačias brangiausias karbonas šiuo metu. Verta sumokėt buvo, žinai, iš pradžių gaila pinigų, bet... Bet kai jau pajunti atsiperkamą galę, jo. Kitas reikalas. Ir yra vienas storesnė, dar leis pasakyti, vienas storesnė yra silpnesnė ranka, žinai, kad... Išsibalansuot. Kad išsilygintų, jo. Rekomenduoju. Nu va, tokie vaizdai mums pasitinka. Aneksituko. Šoksim va į šitą lauką, leisimės didžiulį. Nusileidimas milžiniškas. Tai dedamės parašiutus. Ir nebereikės va tiek va žemyn pėdint. Galėsim nuskrist. Galiu pritūp dar biškį tada. O kodėl? Pasižiūrėsiu, pavalysiu lapus, jeigu ten solį. Gerai, gerai. Ne, čia pizda. Na, toks neiškvietė, žinai. Ruošia eksitą verniukai. Reikėtų ir šokti. Prikalk žemę su kulnu. Šiaip va toks būtų teisingiausias tavo eksitas, aišku. Jo, stipriai su kulnu, padaryk tokį ir dar privaryk. Turim laiko, ramiai. Op. Nu, toks minkštutis, žinai. Ruošia eksitą verniukai. Gerai. Tai leisi man dabar atsistot ramiai tenai. Blet, nežinau, čia minkšta labai plauk. Ne, atsistot tikrai galėsi. Okei. Panašu, kad viskas vyksta. Nėra taip, ką nuo žemiau reikia. Ne. Nu kur čia žemiau, seni? Tu šok dešliau. Taip, ne? Matai, kur startas? Bet į tą pusę šok. Į blizgų stogą. Matai, kur šviečia? Puikiai. Matau. Tu į ten turi šok. Gerai. Pasiruoš. Taip, ir aš. Tu pasiruošęs? Taip. Gerai. 3, 2, 1. Gerai. Easy. Na gerai. Gerai, mašinė. Aš esu pasiruošęs. Aš darau tokį stiprų šuoliuką, nes ir ledžiukas yra. Varyk. Ready, set, go. Scary shit. Alright guys, have fun, enjoy. Okay, 3, 2, 1, let's go!
Nu, Benuli, labiau apsitrėdusio tavęs nematęs. Nu, išgyvenam, vyrukai. Kaip, Benuli, šuoliukas geras? Šuoliukas tai nuostabus, bet atsispyrimas toks buvo. Nepatiko tau. Jis paskui jau patiko, kol... Bet ledžiukas ten juokingas, vyrukai, ką jis? Juokingas. Super. Šaunuoliai. Tau, Martynai. Geras skrydis, ką? Gražiai praskridom. Vat, nuo tos va iškišlio viršūnėlio štai čia. Nebuvo abejonės, kai nedaskrisim. Net reikėjo stabdyti, kai nepraskristi. Nu, Martynas ant tiesių. Aš ant tiesių jau, matai, mano kupoliukas yra... Mano kupoliukas seniausias yra iš visur, matosi, kad Glide Ratio nėra pats geriausias. Jau senas, leidžia orą. Ir 265 reikia pridėti. Jo. Nors pas mus yra... Čia Chevrytė. Labai gražiai praskridom. Nuostabus. Kai nereikia eiti atgal. Va, taupom kojas. Taupom kojas. Buvai ten, už 2 minučių esi čia. Varom pakuotis parašiuto ir į kitą nuotykį. Labą rytą. Dar viena dienelė išaušo. Kalnuose. Labai puiki. Nors iš tikrųjų, kai atsibūdom, neatrodė puikiai, nes pusė kalnų buvo va tokiuose rūkuose paskendę. Išvažiavom iš namų visiškam rūke. Tai galvom, čia atvažiavę kukuosim, bet šitas slėnis yra šiek tiek aukščiau. Dabar reikia nenusivožti, kaip anasį pasakodamas nusivažiau. Aukščiau šitas slėnis, tai tų debesų čia nebėra, išsiskirsto. Plius šyla oras, tikriausiai irgi dingsta tai debesis. Nu ką, mes varom į savo rampą. Su vyrukais žygiuojam. Leisimės va takučiu ir va tenais. Oba, žiūrėkit. Ožiukai lekia. Prašau. Patsanai. Nu jo, tai va. Tai dabar šoksim nuo tos rampos. Aš pradėsiu dieną su kitu kostiumu. Mažesniu. Iš draugo pasiskolintų. Daug mažesnių kostiumų, bet laisvesnių. Ten realiai paprasčiausiai kaip paprastos kelnės. Tokios nepraleidžia oro, tai dėl to geriau skrenda. Tai oba, kaip pažiai duodas. Tai va, tai su tom šoksiu su mažesniu kostiumu, nes noriu padaryti kažkokį gal triuką, pavyzdžiui, flipą, šokant ir panašiai. Tai paskui mane šiandien Arvidėlis skraidys, o ne aš paskui jį kaip aną dieną. Tu bandyk irgi greitų žingsnių. Nes aš žiūrėsiu į galą, kur man... Jo, bet aš greit nubėgsiu, tu žinai iš karto gali varyti irgi. Ok. Nu ką? Gero šuolio, Martynai. Davai, Benuli. Tai gausiu aš įdomių kadrų. Jeigu jam pavyks su manim skristi, nes aš daug mažesnį kostiumą turėsiu negu jisai ir greičiau nersiu žemyną. Tai vat, o po to, manau, dienos veigoje eisim dar vieną šuolį padaryti su virve raupsvingu šokti. Toks įdomus yra eksitukas čianais vienas. Jeigu ta virvė vis dar ten bus, tai vat išnaudosim. O po to jau dėsiu savo didelį kostiumą. O Arvidas galbūt dėsis vinksiutą ir kartu vėl skradysim kažkaip. Tai nusimato smagi dienelė. Varom ją. Blemba, šitas buvo baisus. Arti siena ėjo. Oi, štai ir vėl mes ant tos rampelės. Greit susipakavom parašiutus. Lekiam į kitą šuolį, Benulis atsliūkina. Praeitas buvo puikus su Arvi dviese, tą priekinį saltų įroviau. Dabar bandysiu be saltuko, įsibėgėjęs, bet bėgsiu per visą rampos ilgį. O vyrukai dviese šers, vienas kitą gaudys, tai manau visi turėsim smagų šuolį. O aš manau, kad šitas arba dar vieną maksimum su to mažu kostiumu padarysiu ir užteks čia maivytis. Prieš kiekvieną šuolį patikrinam viens kitam parašiutus, ar viskas techniškai tvarkinga. Braidlas eina tiesiai iš kupolo.
Pirmas spinas juda gerai. Šiek tiek laisvesnis. Antras spinas juda gerai. Šiek tiek atpalaiduoju. Braidlas nueina tiesiai į medūzą. Pasitikrint medūzą. Jauti. Čia strepas yra. Leg strap. Yra. O, Nice. Važiuojam! Wow, nu ką, šaliuką vieną po kito, čia 5 įvarėm, be sustojimo, trumpa petrokėlė kavytai buvo, bet čia varom non-stopų šiandieną. Grynai treninimo dieną, tai čia apie kiekvieną šuolį nepaskusim, jie monotoniški ir panašus, tai viską kažkaip pateiksiu taip va. Bet puikiai diena, daug progreso padarėm, mes grynai treniravomės, tą patį šuolį darėm, tai jau streso pati rampa, pats tas spirimas nebesuteikia tiek, kiek pačioj pradžioj, tai galim susikoncentruoti daugiau į skrydį, į performansą, į exit atsispirimą ir į skridimą ir stabdymą ir galų gale sklidimą. Tai vat, o vakarui užbaigti, dienai užbaigti, vakarinį šaliuką sugalvojom varyti į štai šitą va uolą. Gimenvaldas vadinasi, man regis. Ir tenais, jeigu pavyks rasti, turėtų būti rope swingas. Tai realiai medelis pavirtęs virš skardžio ir trumpa virvelė pritvirtinta, nuo kurios bandysim verstis ir daryti flipanulsus. Tai bus kitoks biški šaliukas, manau puikiai dieną užbaigsim su juo. Tai varom ieškoti, kur ten reikia šokti. Ką tik rovėm tą naują kitą eksituką. Labai baisų nejaukų buvo, rope swingą darėm. Aš dariau, Benulis nedarė visgi. Susilaikė šį kartą, pasiliko atsargoj kitai kelioniai. Žiauriai keista, norėjau pasakot, kaip tik nusprendžiau rašyti jums, kad jūs suprastumėt, kaip ten vyksta viskas. Ta virvutė tokia, kadangi jinai trumpa virvė ir žemas tas medis, tai pirmas dalykas keista, kad tu turi va taip rankas laikyti pritraukęs prie savęs visą laiką. Negali, žinai, klasikinę rope swingo, kai rankas. Mazgo aukščiau negali imti, nes tada iš viso swingo nebeteksi. Nes tu, žinai, neteksi swingo, nes tau taip ten labai aukštai stovi, žinai. Turi pašokti, susirietęs iš karto į kojytės, nes kad taip užpakalį ten brauksi kojas per žemę. Nėra to aukščio. Ir swingas labai mažas. Čia va tik įeini, jau turi paleisti, žinai, nes labai trumpa virvė. Pūkšt, net neina, nes kad daug įsisvingintum. Ir ta rotacija labai lėta, tai jeigu bandytum antrą sukti ar kažką, tai neįmanoma. Tai turi tokį pakankamai techniškai jau, kai atsispyriau, tai žinai, aš jau tą daręs tą virvę, tai kažkaip grįžo tokia raumeninė atmintis, bet ten pasimest nesunku, nes labai... Nes tu gali tikėtis, kad bus didesnis, ne? Nu, jo. Toks jausmas, kad tu gali atsispirti toliau, negu kad tu nusvingi. Jo, ir toksai sakau, pirmą kartą, kai dariau, tas ir buvo, kad atrodė, kad čia mane išmes, belenkiek energijos sugeneruosi, o iš tikrųjų nefiga, tu kai šokit geinerį darydamas, daugiau energijos sugeneruoji, negu čia naisiuk. Labai lengvas, pūkšt ir švelnus matęs, tikriausiai iš filmavimo, kad... Taip, aš mačiau pirmą kartą gyvai, kaip kažkas daro swingą ir tikrai netaip įsivaizdavau. Galvoju, kad jisai bus galingesnis. Nes labai trumpa virvė, tame esmė. Tai vat Brazilijos laukiu pavasarį, kai bus ilga virvė. Ilga virvutė. Nu va, tokia ta dienelė šiandien. Kiek mes ar vidėlį padarėm šuolių? 6 šuoliukai. 2 skirtingose vietose nušokom. Ir ką? Pėdinsim namo, ilsėtis, pakuotis parašiutų, ruoštis dar vienai nuoteikių kupinai dienai rytoj. Važiuojam. Nu ką, labai smagi šiandien dienelė, yra labai gera. Saulė šiandien šviečia, šilta, gera. Ir šiandien nuo ryto su vyrukais čia treininam, toliau mokinamės, tobulinam skrydžio įgūdžius. Aš šokinėju paskui vyrus, bandau prisitaikyti prie jų, prisiderint, jos gražiai nufilmuot. Tai gražių kadrų dariau, bet šokinėjom tą pačią vietą, tai nieko daug nebepasakoju. Taip, sumėsiu porą geriausių kadrelių parodyti jums. Tiek su Benu, tiek su Arviu šokau ir gražiai jos pafilmavau. O dabar išaušo mano svajonės įsipildymo akimirką, tikiuosi. Jau gal 5 ar 6 metai, kaip svajoju padaryti ski beisą, tai šokti nuo kalno su slidėm arba snieglente, nes ir tą galėčiau, bet su slidėm šiek tiek saugiau, tai ruošimės su draugu, to jis nusileis ir visi kilsim
į kalną, žodžiu, į kitą vietą. Bandysim su slidėm padaryti šuoliuką. Dar pradžioje įsinuomosiu slides, batus, iš kur reikia nesakyti nuomotojams, kam aš jas naudosiu. Ir tada įrausim kitoj slėnio pusėje, štai tenais, šuolį su slidėm. Labai laukiu, labai bijau. Labai pavojingas šuolis, nes turiu papildomas 2 lentas prie kojos pritvirtintas, kurios neaišku kaip aerodinamiškai su tavim ir orų sąveikaus. Tai realiai tik iščiuošiu ir iš karto skleisiu parašiutą, kad kuo mažiau būtų ore, kad ten nieks nesusisuktų. Tai va toksai va šuolis nusimato, tikiuosi viskas labai paeis ir mano sena svajonė išsipildys. Išsinuomavom slidutės. Draugas va taip pažiūri tave, kažkaip reikia suprast, kad gal ne viskas čia su tavim gerai. Bandysim. Pasiimsim taksiuką šitą, sutaupysim biškį laiko. Kiškit savo. Taip, pafilmuok, jau filmuoju. Važiniai važiuos ar žmonių skiriai? Dėk savo. Nu ką, liko nupėdinti iki eksito. Nupėdinsim ten, kur reiks šokt. Dėsim slides. Pasiruošim, aišku, su kastuvu. Va, Benulis eina. Gitaristas. Pasiruošim kelią, kad gražiai čiuoš būtų. Jauduliukas. Čia va eksitukas. Biškį ruošiam sniegučio. Turim problemyčių, nes šiandien sraigtasparniai belia kaip čia sukas ir nėra leista šiandien čia šokinėti. Pasirodo, mes pražiopsovom tą faktą. Bet paskambinom, pamaldavom ir turėtų leisti. Visgi šokti, tikėkimės, kad viskas bus gerai. Bet jo, ruošiamės, pošiamės ir žiūrėsime, ar paveiks ar ne, ar neaišku. Tai va tokios naujienos, sėdim ir laukiam. Tenais eksitukas yra paruoštas jau, bet neleidžia mums šokti. Sraigtasparniai kursuoja non-stopu, vyrukai nebelaukia, išvarė kitur šokti. O mes susijų, kadangi pasiėmiau slidės įsinomau, tai jau norisi nušokti, tai porą valandėlį teks palauk, kol nustos dirbti sraigtasparniai. Ir tikiuosi pavyks tą šuolį padaryti, tai tiek metų laukiu, palauksiu dar keletą valandėlių. Pagaliau 2 valandos laukimo, 2,5 valandos laukiam, beveik sutemo ir vis tiek padarėm. Aš skersą dėjau, hebra. Ai, tinačiai. Tai gerumo šuolis. Atėjom padėkoti mergaitį, kuri atsilipinėja mūsų telefonus, skambučius, kuri pasakė, kad jau galim šokti. Žiūrėkit, kaip tamsu, dar buvėm palaukti 10 minučių, būtų ragas buvę. Aišku, per telefoną neatrodo taip tamsu, bet so lucky, kad pavyko tą šuolį padaryti, labai džiaugiuosi. O, svajonė įsipildė, sena svajonė. Labai esu laimingas. Net nebuvo laiko bijot, žinokit, va taip va. Šojau tiesiai, nebuvo laiko, kad pagalvot, kad baisu. Labai gerai. Va tokie vaizdeliai Šveicarijai. Tai šiandieną dienelė kaip ir
tokia, kad paskutinė diena ir šokinėjau vienas, nes vyrukai susirgo, apsirgo, kažkai gripą pasigavo, iškritę. Tai vienas variau, bet nebuvau vienas, nes sutikau draugų ant kalno, bet šokinėjom tą patį šuolį. Viens kitą gaudėm ir treniravomės. Tai labai smagiai iki dienelė, bet jau laikas judėti į oro uostą ir važiuosiu namo atgal į Vilniuką. O kelionė puikiai, nes aš padariau 21 šuolį. Tai tikrai daug ir ko išmokta, pasisemta, visko nuveikta. Tai ačiū, kad keliavot kartu, kad matėt su manim šios nuostabius nuotykius ir sudalyvavot mano svajonės įgyvendinime, šokas nuo olos. Tai puikus šuoliai buvo. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit palaikinti šitą filmuką, pasubscribinti mano kanalą ir susitiksime kitose šuoliuose. Čiau, pakau. Is it